Aš esu 8-oje Rusijos bankininkų konferencijoje, arba kaip kad mano operatorius sako, žvėries pilve. Šiuo metu esame pertraukoje. Už manęs kaip tik vyksta spaudos konferencija, kuri tęsis visą pertrauką. Iškart po jos aš eisiu ant scenos. Bet iš tiesų įdomu yra tai, jog kai kurie čia susirinkusių bankininkų pripažįsta, kad ši sistema, kurioje jie gali kurti valiutą visiškai iš nieko, iš esmės yra korumpuota. Ir visa tai yra griniausias sukčiavimas. Tačiau turėtum būti bepročių, kad tuo nepasinaudoti. Daugumai čia susirinkusių nepatiks, ką jiems pasakysiu. Tačiau manau, jog didžioji dalis čia esančių žmonių išklausys mane. Ant kortos statomi jų asmeniniai finansai ir tai jiems svarbiau nei tai, kas nutiks jų bankui. Nestabilumas. Krizė. Aš nuolatos girdžiu šios žodžius besikartojant šio susitikimo metu. Dalykai, kuriuos matėte, visos tos smulkmenos bankininkystės sistemoje, pokyčiai apmokėjimų sistemoje, draudime, tai yra smulkmenos ir jos naudingos ir taikytinos jūsų verslui. Bet žvelgiant į visumą, tai tik trumpalaikis triukšmas. Krizė, kurią patyrėte, yra tik įžanga į didįjį renginį. Audra, kuri artinasi, bus didesnė nei bet kas kita, ką esate regėję savo gyvenime. Artinasi dolerio krizė. Netrukus išvysime didžiulę defliaciją. Pirmą kartą nuo didžiosios depresijos laikų Jungtinių Amerikos valstijų pinigų pasiūla ėmė mažėti. Ši defliacija privers centrinius bankus visame pasaulyje mėginti sukelti infliaciją tam, kad atgaivinti savo ekonomikas. Tai sukels gigantišką turto pervedimą. Vienas dalykas, kurį atradau, yra tai, jog dabar visos pasaulio rinkos juda tą pačią kryptimi. Visos ekonomikos juda tą pačią kryptimi. Jos visos seka paskui Jungtines Amerikos valstijas. Kur beitų JAV, ten eina ir visas pasaulis. Jei galite numatyti ateitį, jei galite nuspėti, kas atsitiks ateityje, jūs galite arba labai praturtėti, arba patirti didelių nuostolių. Kadangi dabar visos ekonomikos yra glaudžiai tarpusavyje susiję, kadangi jos visos seka JAV, tai bus didžiausias turto pervedimas žmonijos istorijoje. Aš tikiu, kad tie žmonės, kurie pasiruoš, išvys didžiulius turtus ateinančius jų link. Tuo tarpu, žmonės, kurie nedarys nieko, bus tiesiog nušlati nuo žemės paviršiaus. Jums išdalintose krepšeliuose yra DVD. To DVD dėkle yra keletas banknotų. Ten yra $1 Zimbabvės dolerio banknotas. Ir yra 100 trilijonų Zimbabvės dolerių banknotas, kuris buvo išspausdintas metų bėgyje. Šis galėjo kažką nupirkti, kuomet buvo išspausdintas. Šitas neįpirko nieko. Mažiau nei per metus, 100 trilijonų dolerių. Kiekvienas iš čia esančių turi po vieną tokį. Štai kas nutinka, kuomet vyriausybė vadovaujasi grynai deficitiniu biudžetu. Defliacijos metu mokestinės pajamos sumažėja. Aš jums pateiksiu informaciją, kuri įrodys, kad naftos kainos netrukus kris. Jos kris smarkiai. Tai reiškia, jog jūsų vyriausybės pajamos taip pat kris itin smarkiai. Ši krizė paveiks visą pasaulį. Taigi, dabar pasistengsiu, kaip galima greičiau viską aptarti. Aš jums pasakysiu tai, ką galvoju, ir kai kurie iš jūsų už tai mane mėgs, o kiti nekęs, bet aš nebūsiu mandagus. Aš tiesiog pasakysiu jums tai, ką turiu pasakyti, nes manau, kad tai yra pati svarbiausia informacija, kurią išvysite savo gyvenime. Iš esmės, manau, kad viskas, ką čia girdėjote, viskas, ko čia klausėtės, yra krūva mėšlo. Bazelis II, Bazelis III, atsiskaitimo sistemos, man tai nerūpi. Jūsų asmeniniai gyvenimai statomi ant kortos. Tie, kurie pasiruoš, taps neįtikėtinai turtingais. Tie iš jūsų, kurie to nepadarys, taps vyriausybės darbuotojais, kuomet valdžia nacionalizuos bankų sistemą. Jūs dirbsit valdžiai.
Kaip žinote, Jungtinės Amerikos valstijos patyrė krizę. Rusija taip pat patyrė krizę. Pasaulis patyrė krizę, nes bankų sistema patyrė krizę. Aš parodysiu jums šią prezentaciją, tiksliau praskriesiu per ją, nes neturiu daug laiko ir parodysiu jums, jog ši krizė dar nesibaigė. Ši krizė turės antrą bangą, ji artinasi, ji tuoj ateis. Taigi, kaip ir sakiau, aš įsitikinęs, jog tai svarbiausias dalykas, kurį išvystite šiame renginyje. Vienas svarbiausių dalykų, kurį išmoksite savo gyvenime. Prieš 10 metį ėmiausi labai įtemptai studijuoti ekonomiką. Parašiau perkamiausią knygą apie investavimą į tauriuosius metalus, bet iš tiesų tai knyga apie monetarinę istoriją, pasaulinę ekonomiką ir aš numačiau šią krizę labai seniai. Aš dėsčiau paskaitas apie nekilnojamo turto burbulo pasekmes dar 2004 ir 2005. Benas Bernanke, Federalinio rezervo pirmininkas, teigia, jog nėra jokio burbulo 2007, kuomet jis turėjo sprogti. Tai tarptautinė tauriųjų metalų rinka. Tai viena didžiausių buliaus rinkų per visą istoriją ir ji dar vis tęsiasi. Mano knyga jau išleista 6 kalbomis, kitą mėnesį bus 7. Praeitos tauriųjų metalų buliaus rinkos metu buvo maždaug 10% pasaulio populiacijos, kuri galėjo joje dalyvauti, o dabar dalyvauti gali visi. Čia matote Rusijos pinigų bazę nuo 98 metų krizės. Nuo tų laikų buvo sukurta 26 kartus daugiau rublių, popierinių rublių. Baziniai pinigai yra popieriniai rubliai, popieriniai doleriai. Jų yra 26 kartus daugiau nei 1998. Ar jūsų populiacija išaugo 26 kartus? Nemanau. Mano turimais duomenimis jūsų gyventojų skaičius mažėja. Štai iš kur atsiranda infliacija. Jūs kenčiate nuo didžiulės infliacijos? Štai iš kur jie atsiranda. Kainos. Jungtinėse Amerikos valstijose mes meluojam. Vyriausybė klastoja infliacijos statistiką. Ir tą patį daro jūsų vyriausybė. Tai manęs nestebina. Jie teigia, jog kainos pakilo tik 3 kartus nuo 2001. Jūsų pinigų pasiūla, pinigų bazė išaugo 10 kartų per tą patį laikotarpį. Bankai sukuria pinigus išduodami paskolas verslui bei privatiems asmenims. Tai Federalinio rezervo atstovų žodžiai. Žinau, kad jūs negalvojate, jog sukuriate pinigus, kuomet išduodate paskolas. Tačiau, kai šios paskolos atsiduria kitame banke, jūs sukuriate pinigus. Ir po to jie padedami į kitą banką. Kas kartą, kai jūs išrašote paskolą, jie gali atitekti kažkam, kas ruošiasi ką nors pirkti. Kai pardavėjas padeda gautą valiutą į savo sąskaitą, iš viso susidaro 2 bankų sąskaitų balansai su pinigais, o ne vienas. Štai iš kur atsiranda didžioji dalis pinigų pasiūlo šalyje, kuri turi pažengusią monetarinę sistemą. Man teks viską parodyti labai greitai. Nėra didelio skirtumo, suprasite ar ne, bet taip sukuriama valiuta. Sužinau, jog beveik niekas nežino, kaip tai daroma. Jungtinėse Amerikos valstijose iždas išleidžia obligacijas, kurios yra ne kas kita kaip skolos lakštai. Didžiausi bankai susirenka iždo aukcionuose ir superka šias obligacijas. Keletas iš šių bankų jau žlugia. Tada Federalinis rezervas, naudodamasis taip vadinamomis laisvosios rinkos operacijomis, pasirodo aukcionuose ir sumažina arba padidina visos sistemos likvidumą ir superka šiek tiek šių obligacijų. Supirkdami obligacijas išrašo čekį iš čekių knygelės, kurioje nieko nėra ir štai atsiranda valiuta, pinigų bazė, popieriniai doleriai. Kitą mėnesį tie patys bankai pasirodo iždo aukcionuose ir superka dar daugiau obligacijų. Taigi, galų gale turime krūvą obligacijų Federaliniame rezerve ir bazinių pinigų ižde. Money, bonds at the Federal Reserve and base money at the Treasury, and then the government will do some deficit Tada spending. Vyriausybė finansuoja deficitinės išlaidas ir išmoka algas kareiviams, vyriausybės samdiniams, kurie padės šios pinigus į komercinius bankus, jūsų bankus. Tada pradeda veikti dalinio rezervo bankininkystė. Jūs išduodate paskolą paimdami dalį indėlininko pinigų. Vardant paprastumo, aš naudosiu 10% rezervo normą, kaip pavyzdį. Taigi, kažkas padaro indėlį banke už 100 rublių. Jūs pasiskolinate 90 rublių iš jų sąskaitos ir paskolinate juos kitam klientui. Tas žmogus ką nors perka, namą, automobilį ar panašiai.
Pardavėjas padeda tos pinigus atgal į banką ir štai, dabar banke yra $190. Tuomet bankas paima 90% iš šio indėlio ir paskolina juos ir štai, dabar turime 271 rublį. Ir šis procesas kartojasi ir kartojasi. Ir tai visiškai įmanoma turint 10% rezervų normą. Paprastai to nedarytumėte, nes rizikuotumėte sugadinti savo balansus ir jūsų veikla būtų nutraukta. Tačiau jei žiūrėsime tiesiog į skaičius ir rezervo norma bus 10%, tuomet jūsų dėka 100 rublių gali sukurti 1000 rublių. Štai ir viskas. Tai yra valiutos pasiūla. Tai keletas popiergalių, kurie atsirado šioje apgavystėje, keičiantis skolos lakštais. Obligacija yra skolos lakštas. Paskolink man $1 trilijoną, pažadu grąžinti 2 trilijonus po 30 metų. Čekis taip pat yra skolos lakštas. Štai mano čekis gali eiti į banką ir įsikeisti jį grynuosius. Taigi, jie mainosi skolos lakštais ir taip atsiranda valiuta. Jūs, vyrukai, gaunate puikią progą tapti turtingai šios sistemos dėka, todėl tai tikrai šauni sistema jums. Ši sistema nuolatos perveda turtą ir perkamąją galią iš populiacijos į valdžios ir bankininkystės sektorius. Taigi, visa valiutos sistema yra keletas atspausdintų popiergalių ir krūva skaičiukų, kuriuos jūs įrašote savo kompiuteriuose išduodami paskolas. Visa tai tik debitai ir kreditai knygose. JAV nemaža dalis pajamų tenka pajamų mokesčiui. Žinau, kad čia mokesčiai kur kas mažesni. Didžioji dalis jūsų vyriausybės pajamų gaunama iš naftos. Aš pademonstruosiu jums, jog nafta smuks. Kainos kris. Jūs patirsite tikrai sunkią krizę. Tačiau krizė prasidės Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiaip ar taip, JAV mes turime dirbti, kad gautume savo valiutos pasiūlos dalį tam, kad galėtume susimokėti mokesčius. Mes mokame mokesčius įstaigai, kurią vadiname vidinių pajamų tarnybą. Ši tarnyba perduoda surinktus pinigus iždui, kad iždas galėtų apmokėti pradinį įnašą ir palūkanas už obligacijas, kurios buvo nupirktos tiesioginė to žodžio prasme su čekiais sukurtais iš oro. Taigi, visa valiutos vertė atsiranda tik dėl žmonių darbo, idėjų bei talentų. Tai iš tikrųjų suteikia tam popieriui vertę. Ir kadangi kiekviena obligacija, kiekviena paskola reikalauja palūkanų, tai reiškia, kad visuomet turime daugiau skolos, kurią reikia grąžinti nei valiutos tai skolai apmokėti. Jungtinėse valstijose mes turime maždaug $14 trilijonų, bet esame skolingi $60 trilijonų. Apmokėti tokią skolą su 14 trilijonų neįmanoma. Ši sistema negali gyvuoti amžinai. Galų gale jie žlugs. Galų gale palūkanos pranoks pinigų kiekį, kurį skolinatės kas mėnesį ir visa ši sistema patirs hiperinfliaciją. Kadangi kiekviena obligacija reikalauja palūkanų ir jos apmokamos mokesčių mokėtojų lėšomis, tai reiškia, kad kiekvienas popierinis doleris, popierinis rublis ar bet kuri kita valiuta yra pažadas apmokestinti mus iki mūsų mirties, bent jau Jungtinėse Amerikos valstijose. Rusijoje jūs nemokate didelio pajamų mokesčio, tačiau JAV kiekvienas doleris yra pažadas apmokestinti mus iki mūsų mirties, nes kiekvienas doleris yra sukurtas iš skolos ir yra pažadėtas būti sugrąžintas. Visa valiutos pasiūla turi būti sugrąžinta kartu su palūkanomis. Čia pateikta JAV pinigų bazė. Prireikė 200 metų, kad sukurti 825 milijardus JAV dolerių. Tada kilo 2008 metų krizė ir Benas Bernanke išrašė krūvą čekių bankams išpirkti. Ir kai jis tai padarė, buvo sukurti baziniai pinigai. Mes sukūrėme daugiau valiutos per 18 mėnesių nei per pastaruosius 200 metų. Manote, tai geras dalykas? Aš ne. Bet tai tik baziniai pinigai. Tai toji pinigų pasiūlos dalis, kurią sukuria valdžia ir centrinis bankas. Visa tai sudarė 7% bendros pinigų pasiūlos prieš krizę. Dabar tai sudaro maždaug 15%. Čia pavaizduota pinigų pasiūlos dalis, kurią sukūrėte jūs. Bent jau JAV pasiūlos dalis, kurią sukūrė bankai. Tai vadinama M3. Baziniai pinigai plus visa tai. Kažkas čia vyksta, kas kelia pavojaus aliarmus, skelbiančius, jog artinasi krizė. Jei mes atimsime bazinius pinigus iš M3, pamatysime, jog pinigų pasiūloje vyksta griūtis. To nebuvo nuo didžiosios depresijos laikų.